Sveiki, sveikinuosi iš Vilniaus velo maratono, kuriame dalyvauju pirmą kartą Semisport grupėje, tai 50 km distancija. Rytas šaltas, drėgnas, lyjo, ta danga tikrai nėra sausa. Stengiuosi iš pat pradžių atsukti ir brautis į priekį, kad galėčiau šiek tiek saugiau į posūkius važiuoti. Privažiuojam prie pirmojo posūkio, daug stabdžių garso. Artėjom prie segmento, kuris girdėjau gerai pakrato, tai nebuvau važiavęs šiuo segmentu prieš tai. Tai tikrai nustebau, kaip čia krato, nors ir turėjau 32 mm padangas, bet tuo metu jau svarsčiau, kad reikėjo šiek tiek daugiau slėgį nusileisti. Na štai, pirmas 180 laipsnių sukimas. Na čia jau asfaltas gana drėgnas, tai visi gan atsargiai. Grupė jau įsitempusi. Bandau laikytis priekio. Ir artėjom vėl prie tarkos segmento. Gan pavojingas posūkis su kitais dviratininkais šalia, iš kitos grupės saugiai apsilenkiam. Dalyvavau šiose varžybose su gravel dviračiu, kadangi kito neturiu, tačiau manau, tam tikruose segmentuose gal ir buvo man pranašumas. Na, tempas aprimo, širdies ritmas irgi kažkiek nukrito, bet ilgai tai nesilaikys, nors pirmas ratas, žinoma, visi pilni jėgų, tai niekas nenori bandyti pabėgimų ar dar kažko, nes greičiausiai jie bus neutralizuoti. Na ir štai, kairiai matome, kažkas jau prigulė, tvarkosi dviratį, visi gan saugiai išėmė šį posūkį. Na ir žinoma, iš posūkių visada yra užtraukiama, tai reikia šiek tiek įdėti energijos. Na ir va, antras 180 laipsnių sukimas. Grupė jau tikrai nemažai įsitempusi, bet dar sąlyginai didžioji dalis yra vienoje grupėje. Na ir štai paskutinis posūkis prieš finišą. Pasipraktikavo visi, kaip jį važiuoti tokiam sąlygom. Na ir užtraukė vėl po finišo, starto tiesiosios. Ir bandau trauktis į priekį. Ir kaip matau, yra šioks toks pabėgimas priekyje, tai nieko nedelsiu ir bandau vytis ir uždaryti, kad nebūtų po to siurprizų. Štai dar seka kelios atakos, tai tenka vytis ir
šiuos dviratininkus. Šiek tiek atsiskyrėm, bet didžioji grupė už mūsų gan netoli. Na ir vėl Tarkos segmentas. Per kamerą nesimato, tikrai stabilizacija GoPro gerai veikia, bet krato tikrai gerai. Ir štai Erikas Parfanovas išvažiuoja į priekį, tempia mus į įkalnę, tempas tikrai nemažas. Na ir va, matosi grupelės įsitempimas. Lietus dar vis šiek tiek lyja, nors nebedaug, gal sakyčiau daugiau čia nuo kelio dangos. Matau priekyje grupelę, tai čia labai ir nespaudžiu, nes galvojau, kad reikės ir pristabdyti ir galimai kažkas gali vykti, tai tiesiog geriau safe than sorry. Na ir vėl kažkokios tokios atakos. Čia laikausi tiesiog grupelėje, bet gan nejauku čia būti. Girdžiu ir stabdžius, ir daug visokio šurmulio ir chaoso, tai čia ieškau progos kažkur šiek tiek išvažiuoti iš tos grupelės. Tai pamatau, vat, tarpo čia ir važiuoju pro dešinę pusę. Čia jau širdies ritmas iš viso nukritęs, tai matomai esame atleidę tempą. Čia galvoju reikia važiuoti priekį pirmam. Ten mačiau mano draugai su vaiku žiūri varžybas, tai galvoju pasisveikinsiu ir paimsiu pirmas posūkį. Tai va, linkėjimai Teodorui. Na ir čia šiek tiek atleidžiu, labai jau nebespaudžiu, leidžiu kitiems apsilenkti ir mano komandos narys Artūras Buivydas. Na, nelabai ir atakavo, sakykim, gal tiesiog nuvažiavo su didesniu tempu, niekas nesiveja pakol kas, aš irgi ne, leidžiu kitiem tai daryti. Tempas pagreitėjo ir prasidėjo šioks toks gaudymas. Na ir vėl sukam nemažai vatų, kad prisitraukti prie grupelės ir laikytis traukinyje. Ir vėl artėjom prie 180 laipsnių apsisukimo. Čia sugalvoju šiek tiek šauti priekį ir pirmam paimti tą posūkį, kad nereikėtų stabdytis ir bereikalingai iššvaistyti energijos. Tai čia gan keistą trajektoriją paimu iš tikrųjų, bet kaip ir viskas gerai. Grupė dar didelė. Važiuojam toliau. Bandom šiek tiek dirbti su grupelė priekyje.
didinti atstumą. Ir vėl Gedimino prospekte tempas padidėjo, prasidėjo atakos, tai šoku ant rato vienam iš Vilanovos dviratininkų. Matau, kad nedatems, tai bandau pats vytis. Prisivejo grupelę, gan nesunkiai, turbūt atleido jie čia ir galvoju, reikia naudoti tą momentumą ir važiuoti toliau į priekį. Matau, vienas vaikinukas priekį, tai privažiavau, sakau, varom. Gal bandyti pabėgimą ar tiesiog padaryti varžybas kiek įdomesnės, tai nepavyko planas, nebuvo ar motyvacijos ar jėgų jam, tai pavažiavau vienas priekyje ir vėl prisivėjo priekinę grupelę. Ir vėl artėjom prie apsisukimo. Ir čia jau pagrindinės grupės atstumas nuo mūsų didėja. Uždarau vėl gapą iki pirmosios grupelės. Grupelė dviratininkų iš kitos grupės posūkyje, tačiau viskas saugiai pavyksta apsilenkti. Čia palaukiu, kol šiek tiek daugiau mane apsups varžovų, kad galėčiau daugiau paslėpti nuo vėjo. Na ir štai vėl ataka iš mano komandos nario Artūro. Žinoma, nesiveju, leidžiu kitiem daryti darbą. Vyksta kivirčiai man už nugaros. Čia jau užsikabinu ant rato ir važiuoju. Teodorai, tai vėl sveikinuosi su Teodoru, kuris stebi varžybas. Na ir prisivėjom mano komandos nariai. Ir toliau neatleidžiam. Tempas didelis, važiuoju į priekį, prisidėti prie tempo išlaikymo.
Atėjom prie apsisukimo. Visi bando simti kuo geresnę poziciją. Ir štai mūsų pirmoji grupelė. Tarpai jau tikrai nemažėja. Mūsų vis mažėja ir mažėja. Bet tuo pačiu, manau, ir darosi saugiau. Kadangi grupė mažesnė, tai šiek tiek mažiau chaoso. Uždarau čia tarpą. Važiuoju vėl į priekį prieš finišą. Na ir vėl nemenkas užtempimas, tačiau neilgas, tad lengvai prisiveju. Na ir čia vėl šiek tiek išlenda į priekį padirbėti. Na ir vėl mano komandos narys Artūras vėl atakėlė, veržiasi į priekį ir ramiai nuvažiuoja. Aš patogiai atsisėdu ant rato, žinoma, pats į priekį nelendu, leidžiu kitiem tai daryti. Ir prasideda dar atakų. Taip kol kas nereaguoju, bet matau, kad jau daugiau žmonių pro šoną rūksta, tai galvoju, dabar jau reikia irgi ir man prisijungti. Čia buvo vandens stotelės atsigaivinimui, bet to vandens tikrai netrūko ir nuo asfalto, nors jau oras tikrai antrąją pusę taisėsi ir asfaltas irgi džiuvo, tai posūkis buvo šiek tiek smagiau imti.
Matau, kad artėja dar viena grupė, bandau pro dešinę čia pravažiuoti, apsilenkti saugiai, tada pamatau, kad mano varžovai važiuoja pro kairę, tai šoku į kairę pusę ir toliau lekiam link apsisukimo. Na ir čia prie mūsų prisijungia sport grupės varžovų, tai jaunesnių ir vyresnių grupių varžovai. Tai jie su mumis važiuos tą paskutinį ratą. Artėjam prie finišo, kuriame bus skambutis ir tai reiškia, kad tai bus mūsų paskutinis ratas. Atsiduriu vėl priekį, stengiuosi labai nepersistengti, visgi reikia pasitaupyti jėgų, pabėgimo greičiausiai ir nebeįvyks. Ir bus sprinto finišas, na ir čia jau šiek tiek susimaišė grupės, tai vėl padaugėjo žmonių, šiek tiek daugiau chaoso. Čia brauname su Artūru šiek tiek priekiu. Na ir paskutinėme rate jau prasideda šiokios tokios įtampos, daugiau kovos dėl pozicijos. Na ir čia prasideda šiokios tokios atakos, pagreitėjimai. Ir vieni iš paskutiniųjų posūkių. Asfaltas jau pradžiuvęs, saulė šviečia.
tempas nemažas, greitėjam, artėjam prie apsisukimo 180 laipsnių. Privažiavom dar vieną grupę priekyje, tai irgi bandom ją apsilenkti saugiai. Tai galima jausti, kad ore tvyro didesnė įtampa nei įprastai. Čia gan juokinga situacija, kai sako merginai vienas iš dalyvių iš mano grupės, kad netrukdyk, paskutinis ratas, ir atšauna, kad man irgi varžybos tokiu šaltu veidu. Na ir ką, artėjom prie finišo. Tempas didėja, apsilenkti jau tikrai darosi sunkiau, bet reikia, tai didinu vatų kiekį ir plojasi į priekį. Matau kairėje Andrius Puodžius, žinau, kad stiprus ir galimai paims prizinę vietą, tai matau, kad pradeda sprintuoti ir šiek tiek per vėlai sureaguoju ir matau, kaip jis tolsta ir suprantu, kad jau nieko gero, nes į posūkį tai važiuos jis pirmas, dar drėgnas asfaltas, tai nieko gero. Na štai Erikas vos nepaslysta ir bandau dar atsukti į sprintą, pametu čia pedalą ir paskutinius minimus padarau su viena koja. Ir per plauką, bet tik per plauką paimu 3 vietą. Tai toks mano debutas velo maratone. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų. Čiau.